Prieš 30 metų į rokiškiečių Felicijos ir Vyto Kačinskų gyvenimą atėjo bitės. O gal ir atvirkščiai. Kaip ten bebūtų, artimųjų paraginti, jie vieni du sėkmingai ir gražiai tvarkosi nedidelėme 34 bičių šeimų kelyje. Šeimininkė labiau rūpinasi produkcijos pardavimu, o šeimos galva meistrauja avilius, kuria racionalius ir darbą bityne lengvinančius sprendimus. Pusbrolis šis atvežė 2 šeimas, tai sako, atėjo su šypsena tokia neaiškia, sako, atvežė, turi bičių, sako, reikia žiūrėti. Sakau, tu parsivežė, aš eik ir žiūrėk, aš neįsiu žiūrėti. Bet kaip neįsiu, nuėjau ir pradėjau. Tai pradėjau, man labai patiko, veikia gal raminančiai ir man ta visa jų organizacija labai įdomi ir sunku rasti žmogų, kuris padėtų. O čia fizinio darbo yra tokio, tai aš ir pradėjau galvoti tokią sukurti sistemą, kad būtų kaip galima mažiau darbo ir aš vedžiau tokius ir žurnaliukus, kiek aš laiko praleidžiu bityne. Taip pat aš atvežu iš bityno, atitinkamai dėžės įdės ir ten nuo pat pradžios reikia žiūrėti, kad nereikėtų nešioti ir tampyti, nes vis tik tai medaus, kada būna vasara, kad ir pernai netgi prekinio medaus turėjom 2 tonas 620 kg, jos reikia kelius, kad perkelti, vis tiek yra toks fizinis krūvis. Taip pat tie mechanizmėliai mane gelbėja. Gal reikalą aš pradėjau konstruoti, pirmiausia, tokius ratukus pasidariau, kurie labai gerai, kadangi sukimo patalpos mūsų visų nėra didelis, jis labai manevringas ir kas įdomu, kaip matote, jis gali ant vietos suktis. Labai ten, kur mažai vietos, labai patogu, tik aišku turi kietas grindinys. Parkelti, čia viskas labai paprasta. Dabar padėta, kadangi aš sakiau, aš lengvas, su viena ranka aš pakeliu. Sakykime, aš pakeliu, atvažiuoju, vienas galiu ir aš išėmu pakojas. Ir žemiau nuleidai gali avilį pasukti bet kokio kampo, 180 laipsnių kampo, žemiau paleidus, dabar tiesiog kliūtų nebūtų. Aš vėl vienas paimu, man jokių vargo nėra. Privežu. Keltuvas, aš jį labai senai susikonstravau, bet kai jėgos daugiau turėjau, tai, kaip sako, jėgos yra, proto nereikia. Tai dabar, kai jos nebėra, tai... Mes su Vytu Kačinsku bendradarbiaujam jau kokius 6 metus ir jisai yra išskirtinis tuo, kad palengvina bitininko darbą, prigalvoja visokių patobulinimų arba kur nors pamatęs pritaiko savo bitinę, kokius išradimus, kaip ir mažoji mechanizacija čia yra taikoma. Ir mes, kai vedam seminarus, pasiatvažiuojam su bitininkais ir kitų rajonų bitininkus atvežam, kad pasižiūrėtų, pasimokytų, nes ne kiekvienas bitininkas turi tokius įrenginius kaip Vytas pasidaręs. Mechanizmėlių, kaip juos vadina pats bitininkas, kūrimas buvo įvertintas ne tik bičiuliu. Kupiškyje vykusioje Respublikinėje bitininkų šventėje konsultavimo tarnyba Vytą apdovanojo už idėjų generavimą ir įgyvendinimą. O kaip bitininkas apsaugo biteles nuo didžiausio šiuo metu priešo virusinių ligų išplatintų varojų erkių ir kokių priemonių imasi bitininkai Udmurtijoje? Aš dažniausiai ėmas ir profilaktinių priemonių. Ir kad tas mėnesis kova, čia reikia kovoti su varojų erkėmis visą laiką. Visą laiką žiūrėti, kad nebūtų jam palankių sąlygų plisti ir atlikti kontrolę. Aš tai pradedu galbūt, visus metus tas procesas vyksta, aš naudoju daug augalinių preparatų, kuriuos aš pats surenku ir naudoju. Tai aš labai senai naudoju, tai čia rašo, kai nuvarozė šiek tiek veikia, tai jonažolės. Tai aš jau rudenį maitinu, kai kas sako, kad negerai, bet aš dėl to nesiginčiu, aš manau gerai yra rodiklis, jeigu nežuva bitės, jos gan stiprios peržiemoja. Vienas, antras, aš naudoju pušų spyglius. Taip pat iš rudenio mažiau naudoju, bet naudoju pavasarį, čia anksti pavasarį. Ir paskui biologinės kovos priemonės, tai būtent ranų išpjavus. Labai svarbu bičių girdymas, aš manau. Aš individualų girdymą naudoju.
ne kiekvienos bitės, bet kiekviena šeima žiūri, jūs net įsigandot. Prie girdimo kobaltą, molį, tai čia daugumą gal naudoja molį, tai nežinau, bet kobaltą čia mes apsaugom bitės, ypač labai naudinga, kada šaltas pavasaris, nes jos neždamos vis tiek nėra avilyje vandens trūksta, jos būtinai per maitinimą skrenda ir daug jų žuvo, jeigu tokie labai nepalankus bitėm pavasaris. Aš lubelių nenaudoju, naudoju plėvelę. Žiemą būna kraštai užlenkti ir kada pavasarį pradeda daugiau peraugyti, jos nuleidžia į apačią, čia būna kaip žeminė kepurė, kad nuleistum ausinėm. Jeigu labai stipriai erkėtos bitės, tada jos jau būna išsigimusios, be sparnelių, su pažeistom galūnėm. Bet jeigu to bitininkas nemato, tai svarbiausia nesuvėlinti bičių gydymą, bet rugpjūčio viduryje, po medkopio, reikalinga varos topas dėti juostelės, palaikyti apie 1,5 mėnesio, o paskui aklai jau toliau gydyti, aš manau, kad neverta, reikėtų ištirti bičių erkėtumą. Dažnai žmonės klausia, ar nereikia gydyti pavasarį. Aš tai nepatarčiau, kadangi būna likučiai vaistų meduje, o medų mes valgom. Проблема это существует не только у вас в Литве, но и существует у нас в России. Problema egzistuoja ne tik pas jūs Lietuvoje, bet ir Rusijoje. Mokslininkai įrodė, kad varozė yra virusinių ligų pernešėja. Rusijoje išskiriamos 5 šios ligos rūšys. Žinoma, bites reikia gydyti ir taikyti profilaktinės priemonės, naudojant įvairius preparatus po medunešio rugpjūčio pabaigoje ir iki spalio. Yra įvairių tirpalų ar juostelių. Daugelis mūsų bitininkų chemija nepasitikė ir bites gydo liaudiškomis priemonėmis, įvairiomis žolelėmis. Но многие пчеловоды не доверяют химии и лечат травами, народными средствами. Допустим, добавляют в сахарный сироп лекарственные травы. В конце лета, в конце медосбора очень хорошие, сильные семьи, ни с того ни с сего вдруг они покидают свою... Rusijoje yra dar viena problema. Vasaros pabaigoje, baigiantis medunešiui, geros ir stiprios šeimos nei iš šio, nei iš to palieka avilį pilną medaus. Kol šita problema sprendžiama, mokslininkai mano, kad didžiausia kaltininkė varozė. Kai bitininkas negydo savo bičių, o tai reikia daryti 2 kartus per metus, rudenį ir pavasarį, sergančių bičių kiekis smarkiai padidėja ir bitės priverstos palikti lizdą. Vis tiek, ta žuvimas nuo bitininko, aš nežinau, kiek aš jau paskutiniu metu man nežuvo, bet kiek jau žuvo, tai visais atvejais buvo kaltas aš. Nikada bitės nebuvo kaltas. Visada aš, kad nesudarai sąlygų, ir padarė kažkokių klaidų per nežinojimą ar tingėjimą.